tiesiogine transliacija iš Hyde Parko, Londono, šiandien 21 dieną rugpjūčio mėnesio 2011 metų. Matote daugybę susirinkusių žmonių. Sveiki, šiandien mes darome reportažą iš Londono, iš Hyde Parko, 2011 metų rugpjūčio 21 dieną, sekmadienį. Už mano nugaros matote daugybę susirinkusių lietuvių, latvių, estų, visų 3 Baltijos seserų vaikus, kurie susirinko šiandien pažymėti labai mums visiems svarbios dienos, vienybės dienos, Baltijos kelio. Prieš 22 metus, 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės nepabūgę grasinimų, prievartos, gąsdinimų, susirinko prie Baltijos jūros, susikibo rankomis ir tarė garsiai visam pasauliu: mes esame laisvi, mes galime būti laisvi ir mes įrodysime. Šiandien, prabėgus 22 metam, mes matome, kaip daug žmonės vis dar prisimena šitus įvykius ir kaip jiems tai yra svarbu. Žinoma, pagrindinė dalis šiuo metu yra jaunimas, kuris irgi stengiasi neužmiršti tai, kas buvo svarbu mūsų tėvams, tai, kas buvo svarbu mūsų seneliams. Ir šiandien mes darome reportažą viso pasaulio lietuviams, drąsindami Lietuvą, drąsindami lietuvybę ir pristatydami tikėjimą, vienybę ir viltį ateities kartoms. Thank you for making the circle of unity. Are you here? I don't hear you. Now we will start the song which united us 22 years ago, Lithuania, Latvia, and Estonia. Thank you very much for coming, and if somebody would like to make a word after this nice song, we're very welcome everybody to join. Thank you. Malā stāv tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un vēseles, 3 tautu gods un prāts. Bet torņos jau likteņa zvani skan, sāk. 3 māsas no miega modušās, par sevi pastāvēt nāk. Atmostas Baltijā, atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Kodėl čia atėjęs? Jas slēgia pančiai neviltis. Ką galėtumėt pasakyti dėl Baltijos kelio, dėl ko mes čia ir susirinkome visi? Suvienijam garbės. Dabar paslikimo nuaini vėl. Jūra šiaušia bangas. Kai sesės iš miego gilėjau apginti savo garbės. Bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija. Bunda jau Baltija,
Latvija,